Nu, labdien, kuger, kaip matau, esu biški išlieks pasivažinėti, kol dar oras leido. Nes, kaip matot, tokia idėja besein, čia Lietuvo veindėin lyja, tada šveit. Tai nefainė. Kaitavau biški. Tai išlėkiau pasivažinėti. O dalyks yra toks, žinau ką apie čia sakyti, tai turėjom Honda Hornet, ane? Gražus moc, viskų. Aš anau jau turiu beveik 10 metų. 10 metų su Honda pravažinėjau. Toks dalyks, kad atėjo laiks atsisveikinti su Honda. Jo, tai nusprendžiau parduoti. Parduoti rek. Teik aš įsivažinėjau soną. Galėjom sakyti išaugau aš per teik metų šanos. Jo, laba mylėta, laba globota. Mon bitėlė, bet širš. Jo, tai kučia. Parduodu. Gražus moc, prižiūrėts. Kiek ančiai privažiavus. Tik 39 000 kilometrų. Kaip sakiau, aš anau turiu jau beveik 10 metų, 9,5. Taip kažkas toki. Esu nemaža pravažiavęs, esu apvažiavęs Lietuvą. Tai va, parduodu, labai graži. Įmėsiu į aprašymą, skelbėjimą. Gal kažkas norėsit? Nežinau. Čia poras tai yra labai blogas. O, kokie dėbesiai eina. Baisu. Tai biški išlėkiau čia po apylinkės. Ratok prasokti, nieko daug, nieko ypatinga. Tiesiog. Toks tokėlis, ką žinau, gaila, liūdna, bet teprek. Jo, tai kas susidomėsit, aprašym, rasit skelbimą, nežinau. Nu, tai neapšalo ir lekam namiai.
Bet šiaip nėra ko liūdėti dėl to motociklą. Nes surprise! Kas čia toks? Ką? Turėjom Trump Tiger. Tigriuką turėjom. Tai va, įsigėjo naimot kelionį. Keliausiam? Tai va, strytą pardaudo ir vat, nusipirkau kelionį. Šiaip ilgą iškuojau, kad ar čia geriau būt. Ir buvo variants tarp BMW GS 800 ir Trump Tiger 800. Tai iškuojau ir atradau man tobulą variantą. Su visom dėžėm, kad būt pasiruošęs keliauti. Kodloks pritaisyts jau, pasikraunams, tepalą pakeisti, viskas sutvarkyta, viskas paruošta. Tai va, iš Vilniaus parsivežiau vakarą. Tai ir šviežia. Šiandien tik persiregistravau ir jo varikliuks vat. Toks 3 cilindrų, 800 kubų, 70 kW. Jo, tai dar spėjau vat, per tuo kur vis lyn dolksna pralėkti por ratukų. Turėjom va tuik dalyką. Tai va, neblogs, ne? Yra tašios čia. Lonka didžiausia. Čia tas. Vat. Yra tašis. Trump originalis. Yra gyvi dėžė. Afigena. Tai žmogus neseniai irgi apkeliavo. Anei vat keliavo Baltic Ride ADV. Lietuva, Lenkija, Vokietija, Danija, Švedija. Tu kratoka su draugų kompanija. Pravažiauts, išbandyts. Labai patoks. Fainė manevring šiaip. Visa kitaip negu mon Honda Hornets. Gražulis. Palauk, reikia užvesti. Ne. Šiaip tik, kad vedas turi sankabą nulenkti. Tada užsivedė. Gražuliuks. Padongas irgi 50-50. Uždėtas, kad ir plento, ir žvirko gali važiuoti. Lempotės yra mygtukas išjungt arba įjungt. Geriau, kai įsijungt. Labiau pastebėms esi. Gražulis. Baisiai džiaugaus. Tai lėksiam. Dabar nežinau, gal reikia išlėkti čia į trasą biškį, Kapunceinas. Toli nevažiuos, lyn baisiai, nefeinės. Nesu pasiruošęs, čia tiesiog su džinsas, kadangi laikau pasėsęs garaže, pas neturiu kur. Aprangos čia neturiu. Žodžiu, dedau šalmą ir lekam. Kas tam mikrofono ir nutekė? Ką? Galit paaiškinti. Uns maniai atsijunga. Kamera baig išsikrauti. Nu, ką atrodo. Pasikalbėjom įrangą. Varom tada.
Блять, посуги курва. Parlėkiau šitas į garažą. Puts šlapia šiaip visur. Man irgi klins šlaps. Jo, mūsų paparkaus reikia dar dėti prieš to traukam lauk. Ir raks traukas lauk. Tai va, yra šita trumps. O čia yra dar ir Hornets. Gražuolsenė. Nu, bet kaip dydis keras, atas. Biški reikia dar ir įprasti sėdėti, nes kojas kitą laiką. Nu tai vat, toks kelias. Žiūrėsim, kokį dėin gražesnį bus, reiks išliekti. O dabar varom prie kitą projektą. Nu va, kats projekts. Esu numei kitą dieną, labai graži ir ruošaus, vat, sekantę kelionę. Ir noriu supažindinti, sumėta Mona Baidarė. Ana, šiaip dar reik paruošti, švalyti, nuplauti ir jau vėliavėlė lasdaun. Tuvo įveikęs jau dvi, dar su kita Baidarė, dar vieną. Tai pirmiausia buvo Minija. Tada Nemons su šita. Nuo Kauno iki Rusnės ir tada praeitas metas Neris. Nuo Baltarusijos iki Kauno. Nu, tai neblogai atitarnavo jau. Tai pat mėta yra. O šiemet vat reik dungti įdėti. Turiu vatuoti. Čia reik vat išpjauti ir įdėsi tik sandarų dungti. Kad galėčiau čia prieiti.
čia vat kaip elektronika, kas nors vat bus apdariama iš. Ir aišku, dar reik įsidėti laikiklis visokius filmavimo. Čia gal kur nors. Va čia vat. Kad galėčiau šitai pasiekti, ką apsukti, kad galėtumėt matyti priekį. Ir tada manėm ir jie ką pakreipti. Geresnis kadras. Dar kokį laikiklį čia kur nors nedidelį, kad iš priekiaus viską matytumės. Nu ir aišku, kažkur iš galo laikiklis dar nedidelis koks. Tuo klasą turi tik vieną, o viskas matysim. Jo, tai visą baisi, bet neseniai irgi šiemet, pernai neturėjau, šiemet jau turiu vėliavą. Jo, baidarė paruošta. Ir vienas laikiklis, šita arba tep filmaus, kas laikiklis monėm, arba tep. Ir dar gali vienas laikiklis, tep filmaus, o gal į vėliavą, matysim. Tai viską susirašiau, išsivaliau, ploviau, pasidariau tokį šniūrą, kai reiks į krontą išlikti. Bus daug patogiau išsitempti. Jo, tai čia turiu išsidėsiu saulės panelės, powerbankam pasikrauti. Kėdės tvirtinau, seniau buvo nutvirtinta. Slunkiai to irgi įsidėjau. Tai yra maišas, sandarė. Tai yra tapyta, paruošta. Reikia ragus užsidėti ant folios. Susisiekiau su viena įmonė. Šiaip neminėjau, nežinau, kad šiemet užsienyje plauksim. Ir siekiau su viena įmonė, kad manėm nuvažiaus tenai ir ani nugabens manėm iki pradinį tašką. Nu ir paskau 205 km. Kažkas tokį, matysim. Dar šiaip lauku atsakymą. Tvirtins, tai už poras dienų ir iširklauju. Tai va, tokį baidarį, dar reik daiktus sudėti, maistus sužiūrėti, elektronikas sužiūrėti, viskas sužiūrėti. Ir tada viskas. Šiandieną va teik, tokį šiaip atostogas mano, tai su motociklo šiaip pirmą karštą dieną grįžus, beveik jau savaitę ir nefeinė. Tai va, atostogas tokis, biškį judam ir tada šiandien teik. Jei jau pažiūrėjai iki galo, patek viskas, spausk like, spausk subscribe, pasidalink su mums taip poilsėsi draugų. Ir mes tada tikriausiai susitiksim upėje gal. Tikriausiai kad upėje susitiksim. Tai čiau.